Lietuvoje draudžiama asmenims iki 18 metų tabako gaminius ne tik vartoti, bet ir jų turėti. Už šio reikalavimo nesilaikymą kyla administracinė atsakomybė. Pagal administracinių nusižengimų kodeksą asmenys atsako nuo 16 metų. Už tabako gaminių turėjimą ar vartojimą asmenims nuo 16 iki 18 metų yra skiriamas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 90 eurų ir tabako gaminių ar su jais susijusių gaminių konfiskavimas. Nepilnamečiai asmenys dažniausiai neturi disponuojamų pinigų, todėl baudą moka įstatyminiai atstovai, tėvai arba globėjai. Jei tabako gaminį turi ar vartoja asmuo neturintis 16 metų, tyrimą atlikęs pareigūnas informaciją apie šį pažeidimą ir jį padariusi nepilnametį perduoda savivaldybės administracijos direktoriui ir valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai. Tabako gaminių nupirkimas ar kitoks perdavimas nepilnamečiams užtraukia baudą nuo 90 iki 280 eurų. Pasitaiko atvejų, kai tėvai nuperka nepilnamečiams ar elektroninę cigaretę kaip alternatyvą tabako gaminiams, ar nuperka skysčius skirtus elektroniniam cigaretėm papildyti. Tai tokiu atveju tėvams gresia administracinė atsakomybė už tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai vaiko interesams, skiriant įspėjimą arba baudą nuo 10 iki 100 eurų. Dėl tabako gaminių kontrolės pareigūnai nuolat vykdo prevencinės priemonės tiek švietimo įstaigose bei jų prieigose, tiek ir kitose viešose vietose. Neteisėtas narkotinių ar psichotropinių medžiagų gaminimas, laikymas, gabenimas ar platinimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę. Už tai asmenys atsako nuo 16 metų, tačiau išskirtiniais atvejais, tokiais kaip už narkotinių ar psichotropinių medžiagų vagystę, prievartavimą ar kitokį neteisėtą šių medžiagų užvaldymą, asmenys atsako nuo 14 metų. Pavyzdžiui, jeigu tėvams buvo gydytojo paskirti psichotropiniai vaistai ir nepilnametis, tai yra 14 metų turintis jų ar sūnus ar dukra juos pavogė, jis atsakys pagal baudžiamuosius įstatymus. Jei asmeniui nėra 14 metų, už tokios veikos padarymą jam gali būti taikomas auklėjamojo poveikio arba kitos priemonės.